Tai su šeima šiandien keliausim į gamtą. O, sojos baltymų izolatas, super, man labai patinka. Tradicinės dešrelės, kaip šeima tradicinė. Viskas jau dabar apačio nevažiuok, nebevažiuok. Važiuok, nes tenais viskas. Kaukinės ežeras. Neįspūdingas iš tikrųjų tas ežeras. Čia veikia šypsenos įsijungimo mygtukas. Koks skaidrus! 1000 eurų, įsivaizduot. Štuką eurų už keturkojo suradimą. Už lango žiema žiemužėlė, jau rūbų iš spintos pritraukta. Tai su šeima šiandien keliausim į gamtą, pasidžiaugti žiemužėlės džiaugsmais. Tai kol dar yra šito balto sniegelio, varom pabimbinėti. 99966. 44 km ir automobilis bus perkopęs 300 000 ribą. Nebe autogidinis bus. Nu, plus dar check engine delio. Nieko tokio. Tai aida, dešrelė. Noriu tiesiog pasižiūrėti viską. Šaizė, čia tų dešrų didžiausias pasirinkimas, kokį šį dabar imti. O, sojos baltymų izolatas, super, man labai patinka. Tradicinės dešrelės, kaip šeima tradicinė. Stipriklių bent ketvertas. O, negerai. Kaip mums dabar nusipirkti dešrų, kurios būtų skanios? Bliamba, čia bus blogai, jeigu mes jas valgysim. O, ne, šitų neimsim. Čia. Va, radau dešrų. Su akcija lavašas yra 100% nuolaida. Bus gerai, čia dešrelės su lavašai. Tada galėtų Aida nueiti su pinigais. Ką? Nu ir ką tu pirksi? Elzas, makulakas. Mano negražus nagai. Mano brėžia nagai. Vaikiško makulako. Pataipo. Taip, privažiavam čia tokią vietelę. Viskas jau dabar apačio nevažiuok, nebevažiuok. Kodėl? Nebevažiuok, nes tenais viskas. Čia anksčiau būdavo vandens telkinys. Einam pažiūrėti, kur mes čia atvažiavam. Rimtas karjeras. Aha, tai čia su mašina galima atvažiuoti ant ledo pasivažinėti. Va, čia kodėl pėdsakliai yra visi. Ir ką tas BMW čia atvažiavęs darė, jis čia važinėjo ant ledo. Raižė saulės. Nu, neblogai sakyčiau. Čia pasisekė tam BMW. Gerai, sėdami mašiną važiuojam atgal. Ne atgal, o kažkur pirmin, nežinia, paieškot kažko tai kito. Kaukinės ežeras, žiedelis vadinasi. Žiedelis tai turbūt dėl to, kad jis yra visiškai apvalios formos. Tai lieptas, įspūdingas. Ežeras yra visiškai apvalios formos. Ir žodžiu, šitas ežeras užšalęs gerai čia. Gerai užšalęs. Neįspūdingas iš tikrųjų tas ežeras. Apvalus toksai tikrais, kad ir viskas. Paliekam Kaukinę žiedelį. Neįspūdingiausią ežerą turbūt Lietuvoje. Šituo nuostabiu keliu dardam ieškot toliau žiemos. Pažiūrėkit, už lango jau kelias tikrai žiemiškas. Štai, automobilis prasuko 300 000. Viskas. Jau nebe autopliusinis.
Čia veikia šypsenos įsijungimo mygtukas. Pažinė. Einam prie Guosto ežero apsidairyti, kaip žiemužėlė užšaldė patį Guostą. Jūs tik pažvelkit, kasgi čia darosi. Ir supynė. O, pažiūrėkit, koks skaidrus. Dugnelis matosi. Kai skaidrumėlis. Čia kažkas net su tuo pašikniuku net čiuožinėjo. Apgailėtinai, bet čiuožė. Nu, dabar turi va tai va. Kojas į viršų biškį pakelt. O! Žiūrėk. Atsisėda. Mama 200 metų su pašikniuku nečiuožus. Nu. Pastebėjai? Kas ten viduj? Kažkas rodo. Ir kažkas juodo. Kas ten galėtų būti kėlimas? Nieko ten supynės. Nieko ten spynės nori. Čiapčias verkia dantis, Čiapčia nori jau valgyti, mums reikia kažką daryti, nes mes kaip ir turėtumėm dabar išsikepti dešrų. O, ir šuo idilė, praktiškai idilė, o mes važiuojam ieškoti stovyklavietės, kokios nors neregėtos. Važiavom čia į tokią, nu, kaip stovyklavietę, kažkokią tai, nu, kad pasikept kažką. O dabar noriu pasakyti, kad dingo karma. Nebėra karmos tiesiog. 1000 eurų, įsivaizduot, 1000 eurų. Štuką eurų už keturkojo suradimą. Blemba. Reikia kito keturkojį nusipirkti, kur užuodžia kitą keturkojį. Būtų kietai. Gal čia ne kažkokia ten tokia ir bloga vietelė, kaip čia jau mes. Bet kas yra? Bet man atrodo laužiavietė. Ten žiūrėk žvejų kiek. Kurmi. Čia visas kaimas žvejų. Vaikeli, bet čia yra žvejų žvejynas. Visi į savo palapinių miestelį sulindę. Žvejoja. Žiebtuvėlis va. Kad čia būtų stalas, gali atsisėsti net. Labai norėjau pasėdėti ant stalo. Ar galiu tau padėti? Nereikia mažutukai, va, žiūrėk.
Kokia šiandiena? Šeimadienis, o rytoj? O rytoj kokia bus? Irgi šeimadienis. Taip. Jonė, tau dešrainis. Skanu labai.